Sveiki! Jūs žiūrite Greičio liniją. Laidą, kurioje apžvelgiame svarbiausius automobilių sporto įvykius Lietuvoje ir už jos ribų. Šiandien susipažinsime su pirmuoju lietuviu, pelniusiu aukščiausio lygio FIA oficialaus asmens licenciją. Apsilankysime pasaulio ralio čempionato etape Estijoje, kur savo techniką pristatė Martynas Samsonas, o laidą užbaigsime Lietuvos automobilių pravažumo čempionato etape Pabradėje. Automobilių sporte teisėjų darbas dažniausiai lieka nepastebėtas. Vis dėlto būtent nuo jų sprendimų priklauso lenktynių eiga, dalyvių saugumas ir tai, ar varžybos vyks sklandžiai. Praėjusį savaitgalį Palangoje vykusiose Aurum 1006 Powered by Hankook lenktynėse viena svarbiausia atsakomybių teko Kiprui Aleknavičiui. Šiemet jis pirmą kartą ėjo varžybų vadovo pareigas. Tai šiais metais pirmą kartą Palangos 1006 km lenktynėse einu varžybų vadovo pareigas. Visada gal atrodo, kad varžybų vadovas skamba taip ar ne, pompastiškai čia viską prižiūri ar ne. Iš dalies taip, bet reikia atskirti du dalykus. Mes turime žiedinėse lenktynėse lenktynių direktorius, kur atlieka šias pareigas Martinas jau daug metų. Jisai sprendžia sportinius reikalus, ar ne? O varžybų vadovas, jisai dirba su trasa, pitleinu, su renginiu bendrai, ne? Arnas Paliukėnas visada man labai patinka jo pasakymas, jisai turi tokį, kad lenktynių direktorius yra atsakingas už sportinę dalį, o varžybų vadovas už kotletus. Tai man labai lengva tada atskirti, ne kas už ką. Tai tiesiog tokios pareigos jis yra dirbti su trasa, su teisėjais, bet tuo pačiu ir kuruoti visą renginio tą vadinamą eiseną, kad viskas vyktų laiku, kuo greičiau darbai padaryti, dalyviai žinotų, kas kur vyksta, tokie visi dalykai. Tai labai smagios pareigos. Tačiau Kipro patirtis jau seniai neapsiriboja vien Lietuvos trasomis. Jis tapo pirmuoju ir kol kas vieninteliu lietuviu gavusiu aukščiausio lygio FIA oficialaus asmens licenciją. Ji suteikiama tik teisėjams paskirtiems dirbti Formulės 1 čempionato etapuose. Šį sezoną Kipras buvo paskirtas dirbti Barselonos ir Spielbergo etapuose. Apie tai, ar tapti Palangos lenktynių vadovu, buvo jo svajonė ir kiek pastangų prireikė siekant šių pareigų, pasakoja Kipras Aleknavičius. Neleisiu sumeluoti, aš visada dirbdavau tam poste, 8 postas, nes ten dirba ir mano tėtis, po to aš. Tai man anksčiau atrodė, kad jau vien būt posto vyresniuoju teisėjų 1000 km lenktynėse Palangoje yra, pika, Olimpo viršūnė, ar ne? Tai čia buvo, kai pradėjau. Neleisiu sumeluoti, tikrai niekada nei svajau, nei planavau, nei ką, kad būsiu šitose pozicijose, kokios esu dabar. Tai tikrai nebuvo svajonė, bet aš dėl to labai džiaugiuosi, kad taip atsitiko. Tuo pat metu Kipro profesinis kelias sėkmingai tęsiasi ir tarptautinėse varžybose. Į FIA akiratį jis pateko pats to nežinodamas. Organizacijos atstovai lietuvių stebėjo kelerius metus, kol galiausiai pakvietė prisijungti prie Hive Performance programos. Net ir dabar FIA būnant ten dar yra tie, kur tobulėt, tiesiog kaip teisėjai, ne kaip profesionalai. Bet grįžtant prie klausimo, kaip patekau. Neturiu aiškaus atsakymų. Paprasčiausiai buvo visais laikais yra FIA tokie vadinami kursai. Jie yra internetu, juos gali laikyti virtualiai bet kas ir ten yra nuo A iki Z, ar ne, nuo antidopingo dalykų visokių iki, tarkim, trasos paruošimo, tokie, kaip sakant, kaip guidelinai, patarimai tokie ir ten yra seminarai. Ir aš tiesiog juos, kai turėdavau laiko, spręsdavau, ten ir testukai tokie maži būna ir klausydavau, nes tiesiog įdomu ir pravartu bet kam tai yra žinot, kas mūsų sferoje nesukasi. Ir matyti, jie tiesiog ten, yra kažkokia gradacija, matyti, kas kiek tų kursų, kas aktyvus, kas ne. Ir po to išėjo visiškai taip neplanuotai pokalbis su Gregu Saimu, kuris buvo FIA oficialių asmenų ir savanorių departamento toks direktorius, vadinkim, ar ne, galva. Ir mes kalbėjom visiškai kitais reikalais, aš norėjau tiesiog konsultacijos gauti dėl mūsų teisėjavimo dalykų Lietuvoje. Ir mes tiesiog užmėgėm kontaktą, bendravom dalykiniais reikalais. Ir po to jis kažkaip pasiūlė, sako, žiūrėk, ar tu nenori eiti į FIA tarptautinę oficialių asmenų ir savanorių komisiją.
Sakau, okei, pabandom. Tada ten nuėjau, turėjau 2 metų kadenciją tenais. Ten iš tikrųjų dirbom daug prie FIA tarptautinio sporto kodekso, ypač Appendix V, kuris aprašo oficialius asmenis. Tiesiog ten stengiausi, ko galėt padėti ir buvo įdomu. Nu ir viskas, baigėsi tie dalykai, aš kažkaip nesureikšinau, visai buvo smagu. Ir tada nei iš jo, nei iš to mane prirašė toj sistemai prie tokių vadinamų regional stewardų mokymų. Ar ne? Per federaciją, tai buvo federacija siunčia, ne kažkokius asmenis. Mane ten siuntė, pabandysiu, why not, ne, pabandyti niekada nepakenks. Ir kažkaip išlaikiau to aukščiausių įvertinimų ir kaip fainai. Bet pats tiesiog pasidžiaugiau savo, kad, vadinas, kažką išmokau, ne, ir iš to. Ir tada, nežinau, po kokių 4 mėnesių jau pamiršęs apie tos visus testus, atestatus, gaunu laišką, kad sveiki, priėmėm jūs į High Performance programą. Aš iš pradžių tikrai gavau sukčiai kažkokie dabar, kai visokius tos laiškus siuntinėja, bet pasirodo, kad ne, tikras laiškas. Ir tada sekė toks, kaip pasakyti, nežinios periodas, o tada pasakė, kad žiūrėkit, visi susitinkam Madride, bus FIA oficialių asmenų suvažiavimas ir ten mes susidėliosim, paaiškinsim, kas čia su ko valgom. Ir nuo tada jau prasidėjo ta tokia gan ilga, atrodo dabar ilga, šiaip 2 metai tik tai, bet labai įdomi kelionė po visą tą FIA struktūrą. Apie tai, kuo teisėjo darbas Formulėje 1 skiriasi nuo darbo VRC varžybose, Kipras irgi pasisakė. Palyginti nelabai yra skonės man asmeniškai, ne, gal žmonės, kurie buvo kaip žiūrovai anksčiau ar kažką, jie gal galėtų, man tai buvo iš vis gyvai pirmas susidūrimas su tuo pasaulio čempionato lygmeniu. Tai pirmas mano siuntimas buvo kaip mokiniui į WRC Portugal etapą, Portugalijoje, tai man ten jau buvo kosmosas. Wow, ten ant tiek gerai suorganizuotas renginys, ant tiek technika įspūdinga, dalyviai įspūdingi, viskas tiesiog paliko tokį įspūdį. Ir tada vienas iš kolegų sakė, palauk, į Formulę nuvažiuos. Ir aš kažkaip galvoju, čia humoras, bet tikrai ne humoras, nes kaip apibūdinti, tai yra kitas pasaulis. Neturiu kito žodžio, žinau. Nes gaunas, tu pirmom dienom, aš net sakau žmonėm, kurie pirmą kartą būna, kad iš tikrųjų net svaigsta galva, atrodo toks negeras net jausmas, nes tu jauties visiškai kitoj planetai. Ir ta prabanga, jinai tau taip smogia iš karto, viskas, taip, kai sako, jūs snukė, ar ne? Ir tau reikia atsikvošėti literaliai poros dienų. Aišku, tai yra gal šiek tiek lengviau, nes aš kaip būdavau kaip mokinys, tai man viskas absoliučiai įdomu, viskas tiek iš teisėjimo pusės, tiek iš renginio. Tai aš ten tiek visko dariau, kad nespėjau apsvaigti tiek nuo tos informacijos, ar ne? Bet po to iš tikrųjų, kai grįžau, pagalvojau, kiek ten visko. Tada, kai jau buvo šiais metais jau F1 Barcelonoje etapas, kai siuntė kaip oficialų komisarą, jau tą su parašo gale vadinamą, ne, kolegijos nariu, kažkaip galvoju, kad gerai, aš jau 2 kartą trasoj, bus kažkaip lengviau, biškit, ne, vėl ateini, vėl į tave smogia visas tas. Ir dar aišku, kai turi bendrauti su, kitaip nepasakysi, aukščiausio lygio pasaulyje sportininkais, kurie yra, fantastiški atletai iš tikrųjų. Labai daug įspūdžio padaro, kokie tai yra žmonės. Aš nekalbu, kad mes jau žinom kaip žvaigždės, kaip kažkokios personos, ar ne, tie visi draiviai, bet su jais visais teko pabendrauti. Jų vien mintis sukasi apie vairavimą. Aš niekada apart to nebuvau kalbėjęs su tokiais žmonėm. Aišku, čianais pasivaikščiojus tikrai yra panašiai mąstančių žmonių, bet ne tokiam lygiai. Ir tas irgi iš tikrųjų taip pribloškia iš pačių, bet su jais labai įdomu būna padiskutuoti apie lenktynės. O šiaip, toks kaip ir dalykas, apie visą kitą, ką kalbėti, jiem nelabai įdomu. Arba lenktynės, arba nieko. Bet jeigu kalbė apie lenktynės, tai geriausi draugai, čia kaip, ne, visi žinoma, bendruomenės dalis esam, prieini kalbėti, ten visi tie Hamiltonai, Verstappenai, lygiai ta pati istorija. Tai tai buvo labai įdomi patirtis, o iš tikrųjų koks jausmas dirbti, jeigu kalbant tenais, ne, eiti tas pareigas, iš tikrųjų yra labai didelį įtampą ir yra labai įdomu, bet yra daug baimės. Nes tam lygyje, aš kalbu Formulės 1 lygmenyje, nėra vietos klaidom. O visi žinom, kad mes visi esam žmonės, o žmonės ką daro? Klaidas. Ir labai yra keistas jausmas pereit, tarkim, nuo mūsų lygio, kur, mes irgi čia nesistengiam daryti klaidų, tikrai nieks iš mūsų, bet
į tą pusę, kur viena klaida gali kainuoti tau karjerą iš esmės, ar ne? Arba turėti tokias pasiekmes, kur ten milijardiniai biudžetai tų visų renginių yra. Tai prie to norėjau sakyti, reikėjo laiko priprasti, bet nepripratau. Aišku, kol tu dirbi, viskas yra gerai, tu esi susifokusavęs į darbą, bet kaip užeina finišas, tai toks, žinot, net atrodo, akmenys du tokie užkrenta. Kai sako, dažniausiai palengvėja, tai čia atvirkščiai užkrenta, nes visas tas stresas pasivyja. Ir va, kai kalbėjau su kolegom, kurie jau dirba N metų tuose renginiuose, sakau, kaip jūs, tą skūrą tokią užsiauginat, kur aš nugavau, kad aš jau gan skūrą tą turiu, ar ne? Sakau, kaip jūs su tuo susitvarkot? Sako, žinau, kiekvieną kartą lygiai tas pats visiems. Sako, ne tu vienas čia. Tai va, tai toks patirtis labai įdomi, bet iš tikrųjų yra ką veikti ir nuoširdžiai sakau, yra baisoka tenais būti. Nors Kipro kalendoriuje netrūksta tarptautinių varžybų, Palangos savaitgalis jame jau ne vienus metus lieka rezervuotas. Tai tik patvirtina, kad Palanga Kiprui yra kur kas daugiau nei dar vienas įrašas varžybų kalendoriuje. Būtent čia prasidėjo svarbi jo profesinio kelio dalis, o šiandien tarptautinėse trasose sukauptą patirtį jis gali perduoti ir Lietuvos teisėjų bendruomeniai. Gaunas, kad FIA šiuo metu vyksta, kai dabar mes esam čia ir ne Palangoj, tai Estijoje vyksta labai nuostabus pasaulio ralio čempionato etapas. Šiaip dabar net traktuojamas kaip vienas geriausiai suorganizuotų, vienas smagiausių ir dalyviams etapų. Ir FIA praeitais metais sako, žiūrėk, tau arti, Lietuva ar ne, Estija, sako, tu galėsi su automobiliu nuvažiuoti, tau bus patogiau visada, sakau, žiūrėkit, aš labai norėčiau. Bet sakau, man būtent ta savaitė yra užbukinta nuo tada, kai man buvo 11 metų, sakau, tai atleiskit, bet neišeis. Ir jie patys pradėjo klausyti, o tai klausyk, o tai kas čia jau tokio įspūdingo, kas čia vyksta, ar ne? Tai ir papasakau, čia yra toks mūsų renginys, Baltijos šalyse didžiausias, endurance'as ir tiesiog man kaip apskritai teisėjų Lietuvoje ir dar juolab klubo starto teisėjų, tai čia yra privalu, kaip sakant, būti. Ir aš jiem labai gražiai išaiškinau, jie suprato ir šiais metais vėl man parašė, užmiršė, kad žiūrėk, ar norėtų miestė, aš sakau, žiūrėkit, vėl ta pati istorija. Oi, pamiršom, atleisk, okei. Ir viską suprato. Tai va toks, kaip ir juokingas jo, bet aišku, abu renginiai yra nuostabūs savaime, bet čia yra mano vieta. O štai Kipro palinkėjimas naujiems automobilių sporto teisėjams ir atsakymas. Ar verta siekti tokio kelio, kokį nuėjo jis pats? Kipro Leknavičiaus istorija dar kartą primena, automobilių sportą pasaulinį lygį galima pasiekti ne tik sėdint prie lenktyninio automobilio vairo. Aš noriu pabrėžti tą dalyką, kad visų pirma nėra sudėtinga visiškai. Aišku, tai reikalauja daug laiko, daug pastangų, bet tai automatiškai viskai koks patarimas būtų, tiesiog mylėkit tai, ką daro. Čia mes visi kas susirinkę trasoj, nuo dalyvių iki teisėjų, iki nežinau, iki medijos ar ne, mes esam čia, nes mes mylim šitą sportą. Mes norim būti jo dalis. Ir man asmeniškai niekada nesijautų tokio, kad reikia šitą padaryti ir kažką pasieksiu. Niekada nebuvo tokių minčių. Tiesiog stengiasi, darai, tobulėjai pats visą tą ir tada, kaip sako, kai kažką investuoji laiko, tai ir atsiperka kažkas dažniausiai, ne? Tai visiems, nebūtinai jauniem, apskritai visiems teisėjams, jeigu tik norit informacijos teisėjams yra tiek, reikia tiesiog žinoti, kur ją rasti ir aišku skirto laiko ir kantrybės. O toliau viskas jūra iki kelių. Kelias nuo teisėjų postų Lietuvoje iki Formulės 1 trasų nebuvo trumpas. Tačiau smalsumas, nuolatinis noras tobulėti ir drąsa prisiimti atsakomybę šiandien leidžia lietuvių dirbti aukščiausio lygio automobilių sporto varžybose, o sukauptą patirtį pavežti ir pritaikyti Lietuvoje. O dabar iš Palangos keliaukime į Estiją, kur pasaulio ralio čempionato savaitgalį dėmesio sulaukė ir lietuvių kurta technika. Praėjusį savaitgalį Estijoje vyko 9 šių metų pasaulio ralio čempionato etapas WRC Delfi Rally Estonia. 18 greičio ruožų dėl pergalės kovojo stipriausi pasaulio ralio ekipažai. Tačiau greta pagrindinės varžybų programos žiūrovų laukia ir daugiau įdomios technikos. Kvietimo iš Rally Estonia organizatorius sulaukė ir Martynas Samsonas. Lietuvis buvo pakviestas dalyvauti parodomojoje renginio programoje
įveikti miesto greičio ruožus ir tarptautiniai auditorijai pristatyti Samsonas Motorsport kuriamą produkciją. Į Estiją Martinas atsivežė savo išskirtinį BMW M3 E36. Automobilyje sumontuota N5 specifikacijos važiuoklė bei kiti pačios Samsonas Motorsport komandos sukurti techniniai sprendimai. Gavom pakvietimą iš organizatorių Rally Estonia sudalyvauti mini parodoje serviso zonoje ir dar gavome galimybę su historikų grupe pravažiuoti 2 miesto greičio ruožus. Kaip ir labai gera proga pasivažinėti irgi kartu su geriausiais pasaulyje. Nors šias varžybas važiavom mes su Mindaugu prieš 10 metų lygiai. Tada tik tai buvo Europa. Nelengva važiuoti su europiečiais, bet klasę laimėjom savo Openą. Tai 10 metų jubiliejus. Stovim, šnekam, dirbam. Vis dėlto tai buvo reta galimybė atsidurti greta gamyklinių VRC komandų, važiuoti tą pačią miesto trasą ir savo techniką parodyti ne tik žiūrovams, bet ir sportininkams bei tarptautinių komandų atstovams. Martino BMW neliko nepastebėtas ir tarp pasaulio ralio čempionato lenktynininkų. I was going to try to find some time to come to say hello to you, but all the best for the race. I saw your car, so I expect you are also driving something. So, but if I try to find some time, I will come to say hello to you. Šių žodžių autorius Sami Pajari. Būtent jis tą patį savaitgalį Estijoje ir iškovojo pirmąją savo pergalę pasaulio ralio čempionate. Martynui šis savaitgalis buvo ne tik galimybė pačiam mėgautis važiavimu, tai buvo proga vienoje svarbiausių automobilių sporto scenų parodyti ir Samsonas Motorsport kuriamą produkciją. Nors šįkart Martinas nekovojo dėl sekundžių ar vietos rezultatų lentelėje, galimybės pasirodyti greta stipriausių pasaulio ralio ekipažų jis nepraleido. Parodomieji važiavimai Estijoje tapo puikia proga ne tik išvažiuoti trasą, bet ir dar kartą su tarptautiniai auditorijai pristatyti Samsonas Motorsport vardą. O dabar nuo pasaulio ralio trasų persikelkime ten, kur greitis ne visada lemia pergalę. Lietuvos automobilių pravažumo čempionate svarbiausia tampa tikslumas, komandos darbas ir gebėjimas įveikti sudėtingiausias bekelės kliūtis. Liepos 17-19 dienomis Pabradėje vyko antrasis 2026 metų Lietuvos automobilių pravažumo čempionato etapas. Čia greitį pakeitė visai kitokie iššūkiai – gilios provižos, purvas, vandens kliūtis ir vietos, kuriuose vien variklio galios tikrai nepakanka. Pabradėje susirinkę dalyviai varžėsi 4 klasėse – TR1, TR2, TR3 ir nuotykių kategorijoje ADV. Iš viso į startą stoja 58 ekipažai. TR1 klasėje startuoja mažiau nuo standartinių automobilių nutolusi technika. Kylant į TR2 ir TR3 kategorijas, visureigiai tampa vis labiau specializuoti. Aukščiausioje klasėje galima išvysti beveik nuo nulio sukonstruotus automobilius, pritaikytus įveikti vietas, kuriuose įprasta transporto priemonė sustotų vos pradėjusi važiuoti. Vis dėlto net ir puikiai paruošta technika čia dar negarantuoja sėkmės. Viena netiksliai pasirinkta trajektorija gali automobilį pasodinti ant dugno, o pernelyg agresyvus bandymas įveikti kliūtį gali baigtis technikos gedimu. Nemažiau svarbus ir šturmano darbas. Jam tenka ne tik padėti pasirinkti tinkamiausią kryptį, bet ir lipti į purvą, tvirtinti gervės trosą, stebėti ratų padėtį bei centimetro tikslumu parodyti vairuotojui saugiausią kelią. Per visą savaitgalį sportininkai įveikė ne vieną skirtingo pobūdžio rungtį. Kiekviena jų pareikalavo ne tik automobilių pravažumo, bet ir kantrybės, fizinio pasirengimo bei gebėjimo priimti sprendimus sudėtingomis sąlygomis. Antrasis Lietuvos automobilių pravažumo čempionato etapas dar kartą priminė, kad bekelėje laimi ne visuomet galingiausias. Čia didžiausią skirtumą lemia technika, komandinis darbas, šaltas protas ir gebėjimas judėti pirmyn net tada, kai atrodo, kad kelio priešais jau beveik nebeliko. Tiek automobilių sporto naujienų šį kartą. Ačiū, kad buvote kartu ir žiūrėjote Greičio liniją. Tikimės, kad mūsų parengti reportažai leido dar iš arčiau pažinti automobilių sporto užkulisius, įdomiausius savaitės įvykius ir žmonės, kurie šį sportą kuria kiekvieną dieną. Iki kitų susitikimų Greičio linijoje, gražios savaitės, saugių kelionių ir gero kelio.